Taigi, sveiki visi, jau sekmadienis ir prabėgo praktiškai savaitėlė nuo to, kai atsivežiau inkubatorių ir jį ten išsivaliau, susitvarkiau ir taip toliau. Taigi, jau inkubatorius šyla, pas mane nustatyta 37 ir 8 temperatūra. Dar kartą papildomai aš pasitikrinau su termometru viduje, kiek yra temperatūros. Tai pažiūrėjau, kad, nežinau, 37 ir 7, kaip ir gerai termometras rodo. Čia yra čiučiu daugiau, tai gal aš stipriai neužkelinėsiu. Panašiai tiek. Gal eigoje dar po to pasitikrinsiu, kai jau bus kiaušiniai dėti. Bet dabar kaip ir lik ir tvarkingai atrodo. Tai vat, planuoju dėti perinti putpelių kiaušinius. Taigi, čia Zarasuose vietoj nuo vieno pažįstamo apie 60 kiaušinukų man pririnko jisai žmogus. Tai vat, jo kiaušinius uždėsiu, tai pasiten mandžiūrinės visokias, taip toliau. Vienu žodžiu, miksiukas. Ir aišku, atsisiunčiau dar iš Vilniaus, perskelbiau LT. Nusipirkau iš vienos moters, merginos, net nežinau amžiaus, bet vienu žodžiu, kaip ir pirkau kiaušinius nuo moters. Tai vat, atsiuntė, sakė 50 kiaušinių ale Teksaso, 50 šitų bus mandžiūrų, gal kokių kaip estiškas mandžiūrinės, žodžiu, tai vat. Tai čia turbūt Teksasai, 10 tokių, mandžiūrai. Man didelio skirtumo nėra iš tikrųjų. Tai vat, tai kiaušinukai atkeliavo. Kaip ir viskas iš pažiūros tvarkoja. Tai vienu žodžiu, pirkau 100 kiaušinių ir dar man vietoj žmogus pažįstamas 60 kiaušinių pririnko. Tai vat, tai pirmam kartui perinsiu putpeles. Taigi dabar praktiškai gražiai bandysiu aš jas susidėti į inkubatorių ir pažiūrėti, kiek man tils. Iš tikrųjų, net gerai nebeatsimenu, kiek aš sutalpindavau tų kiaušinių. Ar 100 PM, ar 100 šiam, ar 108. Tai va dabar dėsiu ir pamatysiu. Nu, žodžiu, turiu 100 šiam kiaušinių. Žiūrėsiu, kiek tils. Taigi, įdomoji dalis, padėsim sudėti kiaušinukų. Taigi, pradėsiu pirmą nusiųstų iš Vilniaus. Tai čia yra užžymėta tai raidelė, tai turbūt bus Teksaso veislės putpelės. Ir bandom nuo vieną kampo dėti. Tiesiog po to sudėsiu eilės tvarka, kad žinot, koks garstumas ir panašiai. Aha, dar iš tikrųjų šitoje vietoje dabar matau, kad man yra tarpai biški per didelį ir aš pasimažinsiu šitoje vietoje tarpus. Ir man puikiausiai putpeliukų kiaušiniai telpa per 2 tarpelius. Pagrindė tarpus turėjau didintis vien dėl vištų kiaušinių. O putpeliam kaip ir tie standartiniai tarpeliai ir tikdavo. Tai vat, gerai, dabar. Taigi persijungiau vaizdą. Inkubatorius šiek tiek jisai vibruoja ta skarda. Tai šiek tiek tokį garsą kelia, taip biškį svorio užmečiau, kad mažiau skardas. Ir gerai, dedam toliau, judam ir pradedam dėti kiaušinukus. Taip, va. Ir bus tokie tarpeliai. Inkubatorių dedu vienodai, tai yra, jeigu smaigalys viršuoj, tai tada visą eilutę taip ir dedu viena kryptimi, kad kiaušinukai, smaigalys būtų visi viena kryptim žiūrėtų. Nes vien dėl to skiriasi kiaušinio riedėjimo kryptis ir taip toliau. Todėl, jeigu norim, kad būtų panašiai vienodai, tai ir reikia dėti viską kryptingai, vienodai, sistemingai. Tai, na, labai puiku. Iš vienos dėžutės susidėjau 2 eilutės. Dabar įmam kitą dėžutę Teksasų ir vėl susidedam. Taip, aišku, pasireguliuojam tarpą, bet kaip ir minėjau, putpelių tarpai yra maži, todėl man šitas visas lištelės, jos panašiai ir sueis.
senais laikais užsiėmėm. Kaip ir minėjau, kažkada vienu momentu 300 putpelių gal panašiau turėjom. Bet kažkaip matyt, gal netinkama vieta. Buvo labai daug išlaidų važinėjimų, nes laikėm ne nuosavam name, ne prie namų, o tekdavo važinėti iš būto į sodą. Po to buvom ten tokią fermą suorganizavę, tai tą fermą, bet iš tikrųjų būdavo daug kilometrų į dieną važinėjimą. Tai vat skaitau, tame ir buvo minusas, kad labai daug išlaidų būdavo kasdien važiuoti, dar visai būdavo nemažas atstumas. Tai tame skaitau didžiausias minusas matyt buvo su putpelėm. O dabar, kadangi gyvenam nuosavam name, vietoj jokių logistikai išlaidų beveik nereikia, omeny važiuoti pas putpelės, o viskas rasis vietoj namuose, tai galima pabandyti nedidelį kiekį dėl savęs vėl tų putpelyčių laikyti, kad turėti savo kiaušinių, ir vieną kitą ten kiaušinuką parduoti, kad, kaip sakant, užsidirbti ant pašarų joms, kad, kaip sakant, jos pačios save išlaikytų ir mes dar valgytume nemokamai kiaušinius. Tai vat, kaip matot, gražiai pasikrovė viskas ir dabar pašausiu viską inkubatorių. Taigi, darom greitai inkubatorių ir kiaušinukus įstatom čia. Kaip minėjau, nepamiršt, reikia pataikyti šitą man į tą ratuką, kad po to tos kiaušinius man sėkmingai vartytų. Kiek reikia pasireguliuojam ir statom. Viskas. Dabar beveik jau viskas bus gerai, tik dar reiks atnešti ir pakabinti indelį su vandeniu, kuris palaikys drėgmę inkubatoriui perinimo metu. Taigi, kaip ir minėjau, kabinam viduje indelį vandeniui. Indelis yra dar pamatusuotas, pas mane elementarus. Čia yra tokie kabliukai, pasikabina už tų grotelių, kur apsaugo ventiliatorių. Taigi čia panašiai pasikabinam, po to horizontalumą dar galėsim kažkiek pasilyginti ir jį įpilam vandens. Nes drėgmė perinimo metu inkubatoriui reikalinga. Aha. Nu va, vandenuko įpyliau ir praktiškai matau, kad pakankamai gerai aš taisyklingai lygiai pasikabinau jį. Tai dar biškį vandens dapilu daugiau ir viskas uždarau. Viskas, inkubatorius paruošta, vanduo yra, kaip sakant, šiluma reguliuojasi ir viskas bus visai neblogai, va. Dar eigoj pasireguliuosiu, kiek man čia skylučių, kokį tarpelį pasidaryti dėl drėgmės palaikymo, nes perinimo metu, jeigu gerai pamenu, turi būti panašiai ta drėgmė apie 50%. O jau kai skils, reikės sukelti iki 70% ir dar keliais procentais daugiau. Tai vat, tai dabar tam kampe yra hidrometras. Tai vat pažiūrėsiu, kai jau biškį pasistovės tie kiaušiniai, pasistovės vanduo, pažiūrėsiu, kiek man panašiai rodys viduj drėgmės. Ir tada matysiu, ar biškį daugiau oro įleist, ar biškį oro mažiau. Tai vat, ir ką, šiam kartu tiek. Dabar už kelių dienų, panašiai gal už 5, darysiu pirmą tokį kaip ir pusiau pravedinimą, tuo pačiu kiaušinių patikrinimą. Tai įdomumui su prožektoriu tiesiog prabėgsiu ir pabandysiu prasišviesti kiaušinius ir pažiūrėti, ar tuose kiaušiniuose kažkas užsimezgė gyvybė, ar jau kažkokie putpeliukai užsiperėjo. Tai vat, tai tada vat panašiai ir sukursiu naują video ir pademonstruosiu, kaip ten kas tikrinasi tie kiaušiniai. O šiam kartui spaudžiam laiką, spaudžiam prenumeruoti kanalą ir iki sekančių video. Iki.